Viešbutis Sofijos rezidencija. Jame įrengta 14 vardinių kambarių. Kiekvienas iš jų primena mums apie garbingas Lietuvos didikų giminės, apie jų pergalės ir šlovę tiek stiprinant valstybę, tiek puoselėjant mokslą, tyrinėjant pasaulį ar branginant meną. Viešbučio pirtis. Kviečiame mėgauti suomišką, turkišką pirtimi bei baseino malonumais jaukioje, skoningoje ir privatumą garantuojančioje VIP zonoje. Baseinas atpalaiduos ir atgaivins, baseino ir pirties zonoje įrengti minkštasuoliai. Ją aptarnauja restorano personalas. Subtilaus skonio oazė Sofijos rezidencijos restoranas. Tai nedidelis jaukus restoranas įsikūręs pirmajame viešbučio aukšte. Maloni aplinka, subtili muzika bei įvairiausi gardūs patiekalai. Tai viskas, ko reikia jūsų ramiems sekmadienio pusryčiams, dalykiniams pietums ar romantiškai vakarieniai. Viešbučio Sofijos rezidencija restoranas puikiai vieta pamiršti darbo rūpesčius ir pasinerti į viduramžių dvasią. Restoranas siūlo geriausią, ką turi pasaulio virtuvė. Iš tiesų, gausybė patiekalų įprastai vakarieniai ir išrankiausiam gurmanui Sofijos rezidencijos restoraną paverčia nuostabia vieta. Norite pažymėti romantišką progą? O gal ieškote ramios dalykinės aplinkos verslo vakarieniai? Pagaliau atsirado vieta, į kurią verta važiuoti net iš kito miesto. Visi kambariai įrengti laikantis aukščiausių standartų. Čia rasite televizorius ir daugiakanalę televiziją, DVD grotuvus, telefonus, kosmetinius veidrodžius bei plaukų džiovintuvus. Pageidaujant, administracija suteiks ir daugelį kitų kasdienio komforto priemonių. Išskirtinės viešbučio pramogos. Artėjant savaitgaliui ar atostogoms jūs neduoda ramybės klausimas, ką veikti? Mes siūlome aibę įvairiausių ir neužmirštamų laisvalaikio scenarijų. Gaivus oras, nepakartojamo grožio gamta, dieviška tyla ir ramybė, modernios gydyklos ir išskirtinis poilsis bei pramogos Sofijos rezidencijoje. Trokščiai kažko intelektualaus ir intriguojančio, detektyvinis žaidimas viduramžių vakarienė kaip tik tau. Jeigu jums pabodo įprasti renginių scenarijai, jūsų vieta Sofijos rezidencijoje.